dalyvausiu šitam projekte, todėl kad noriu nustebinti ne tik save, bet ir kitus, labiau pasitikėti savimi ir įrodyti tai, kad aš galiu būti geresnė negu esu šiandien. Ačiū. Iš tikrųjų, gal pagrindinė priežastis tai būtų šiaip smagiai praleistas laikas, nauja kompanija, struktūruotas laikas, harmoningas, planingas ir norisi laimėti. Šis projektas yra man lyg naujas iššūkis, tikiuosi pasisemti naujų emocijų, gerų įspūdžių, padailinti kūno linijas, nes sveikam kūne sveika siela. Tai projektas stebiu nuo pat pradžių, jau 2 sezonus ir 3 nusprendžiau pati sudalyvauti, dėl to man labai gražus šitas sportas ir noriu išmėginti savo jėgas. Aš visų pirma norėčiau sugrąžinti savo formas prieš nėštumą, kurie buvo, ir labai norėčiau išmokti pozoti bei teisingai maitintis. Iš šito projekto tikiuosi, kad tai sustiprins mane iš vidaus, aš tapsiu daugiau valingesnė, užsidirbsiu valią ir aišku, noriu patikti savo. Pasitikėti labiau stipriai. Man šis projektas yra daug daugiau nei vien gražaus kūno siekimas, čia yra valios ugdymas, pasitikėjimo ugdymas, tiesiog labai didelis savo iššūkių metu, kurį žinau, kad galiu pasiekti. Norėčiau pasižiūrėti, kiek aš galiu per ganėtinai trumpą laiką iš savęs išspausti, per tas 9 savaitės kartu su profesionalo pagalba. Ir aišku, taip pat ne tiek fizinę išvaizdą pagražinti, bet ir pačiai sustiprėti fiziškai. Tai būtų mano toks tikslas. Šis projektas iš vis yra startas pasiekti savo tikslą. Tai sukurti savęs patį geriausią variantą ir apginti prieš savo visus pažįstamus, kad sportas yra tikrai gerai, tikrai gera savijauta ir galiausiai autoritetinga išvaizda. Norėčiau atgauti formas po 2 gimdymų ir jeigu ten pasisektų dar kažką tai projekte pačiam tam varžybose gauti, tai irgi būtų paskata man. Mano tikslas išbandyti mano jėgas. Noriu įrodyti savo, kad galiu atrodyti gerai, pasitikėti savimi, žengti drąsiai, be tokių susigėdinimų, kad aš negaliu nusirengti viešai. Noriu įrodyti ir jums ir savo, kad tikrai įmanoma. Noriu įgauti patirties, žinių ir žinoma įrodyti savo ir aplinkiniams, kad viskas įmanoma. Iššūkis savo, tiek psichologinė, tiek fizinė prasme ir tam tikras siekis gal gyvenime pokyčių. O visi pokyčiai prasideda nuo mūsų pačių. Mano tikslas būti gražiai, sveika ir tikiuosi man šis projektas padės. Taip pat išbandyti save tiek fiziškai, tiek protiškai. Mano tikslas šiame projekte yra tapti fitneso modeliu. Norėčiau išbandyti savo jėgas ir norėčiau pasisemti patirties iš profesionalų, kurie dirba šiame projekte. Norėčiau taip pat, kad sportas taptų ne tik mano mylima veikla, bet ir gyvenimo būdas. Sustangrinti kūną, raumenų užsiauginti, laikyseną pagerinti, numesti riebalą. Manęs dėja nepriėmė, nes netikau proporcijų. Tai toliau tęsim Lieknėjimo akademijoje, kad bandyti pasiekti ir kitais metais bandysim vėl. Dėja. Ačiū.